Labas vakaras, tai vat šiandien šeštadienis. Kiek čia valandų turim? Nu va, 7, tarkim. Tai va, atvažiavom prie Virvytės upės, čia Mažeikių rajone. Tai va, labai smagu, įdomu, va, tokia yra pavėsinė, galiu parodyti. Va, čia kepsim šašlyką šiandien. Su draugė, va, draugės gimtadienis, tai tuo pačiu, va, sakom, ir suplanavom čia atvažiuoti, pabūt. Nežinau, galbūt ir nakvosime, gal ir ne, nu, priklausys nuo aplinkybės. Nu, jeigu nakvosime, tai mašinai. Nežinau, kaip čia bus, bet kažkas bus. Tai va, dėkoju Jums už pagalbą. Norėjau tiesiog parodyti, kaip gyvas, kad gyvenu. Vasara šiandien pati smagiausia turbūt vasaros diena man šios. Tai va tiek, ir kaip noriu pasakyti, be Jūsų pagalbos šita išvyka būtų neįmanoma. Tai va, labai prašau, kas turit galimybės padėti, paaukoti, pagelbėt man, kad aš galėčiau šiek tiek oriau, žmoniškiau gyventi. Tai būčiau labai Jums dėkingas, be abejo. Tai va, tai dar draugas paprašysiu, kad nueitų parodyti Jums tą virvytę. Tai va, kaip jinai nueis, tai nekalbėsiu, bet kaip grįš, tada atsisveikinsim. Paskutiniai, kaip sakoma, štrichai. Tai va, gerai, prašau parodyti virvytę žmonėms. Na, va, tai pamatėt visą procesą. Draugė nuėjo, ačiū jai. Tolokai, bet reikia parodyti žmonėms. Tai va, dėkui Jums, ačiū. Gero vakaro, geros dienos. Gamta gražu. Išeikit kažkur Jūs, pailsėkit, jeigu turit galimybę. Tai va, dėkui Jums, ačiū.